Labas, Kesas čia, esu vėl prie vandens telkinio, vėl bandysiu naktinę žvejybą, esu šiek tiek kitoje vietoje, ten už krūmų yra žvejybos vieta, šiandien ten užimta, tai šiandien čia aš būsiu. Buvau kitoje vietoje, bet ten labai prastai yra su priėjimu, tai žmogelis iš čia pasitraukė, aš čia perėjau. Bet problema ten, pamečiau dyperio kilputę, tai dabar neturiu kaip prasiskanuoti dugno, reikės senuoju būdu su širiklėlė prasiskanuoti, susirasti, kur nėra jau tokio gilaus žolyno ir bandyti tenais. Nu va, pirmi kuoliukai padėti, turiu šiek tiek dar parašaro likusio, tai jisai čia gerokai išdžiūvęs. Nu, šiek tiek jį atsigaivinau. Dar pastovės biškutį pabrinks. Nu va, praėjo daug laiko ir jau užsimečiau meškeres abidvi. Čia turiu užsidėjęs boilį, užsimetęs tenais kažkur. O su šita užsidėjęs wafterį ir metodą, tai ten, gal tenais labiau įmesta. Pamečiau dyperio varžtą, negaliu prasiskanuoti dugno. Nežinau tiksliai, ar to vietoje yra žolių ar ne. Tai dabar bandysim permetinėti dažniau ir žiūrėtis, koks dugnas, ar nėra žolių, ar niekas neužsikabina. Jeigu neužsikabina, tada bandysiu tą patį atstumą mest. Jeigu užsikabina, tada atsikabinsiu klipsą ir bandysim biškutį toliau. Ar arčiau mesti. Arčiau gal neapsimoka. Gal biškutį toliau reikės. Ir taip bandysim žvejot. Jo, tai geras variantas buvo. Sėdžiu už meškės užmestus, viskas gražu. Važiuoja aukščiau žmonės, 3 metrai iš šono. Prisipučia valtis, išplaukia tiesiai virš meškerių, plaukia. Nu ne aš savininkas, bet kažkaip žmogiškumo reikia neturėti visai. Kol kas liūdna, nėra nieko. Nei pajudinimo nebuvo. Trečią kartą permečiau boilį. Niekas nepajudinta. Su dugninė. Su metodu ieškausi vietos, kur būtų gera. Vis permetinėjau skirtingose vietose. Tai sakė, vieną buvau gal ir susiradęs. Žiūrėsim. 8:14. Porą valandų nieko nevyko. Tęsim. Čia turbūt yra pats didžiausias rekordas, kokį esu pagavęs. Ne, lauk, šiaip. Bet mažiausias žuvis, kokį esu pagavęs. 22,58. Vienas kliovas buvo per visą tą laiką. Kiek sėdžiu. 2 aukštas ištraukiau. Patys didžiausias žuvis. Parodžiau. Daugiau nieko. Tyla. Jeigu video matot, tai gal kažką pagavau. Keliu. Jeigu nematot video, nu tai
nesužinosite, kad taip kalbėjau. Žiūrėsim. Powerbanką turiu. Gal bus labai įdomu, telefonę reikia įsidėti. Turim pirmą žuvį, dar net labą dieną nespėjau pasakyti. Labas, Kesas čia, net nespėjau pasakyti labą dieną, nusifilmuoti su kamera pasisveikinimo. Jau turėjau vieną žuvį, kažkokias nedėlis. Esu prie vandens telkinio, vėjas baisingas, tai pasitengsiu kol kas nedaug kalbėti. Ačiū, kad žiūrite ir tikėkime, šiandien žvejyba pavyks. Raudelė. Kažkas kelius kartus timptelėjo. Bet dabar neaišku. Ar šėrykla tiesiai ėdė, ar nuėdė jau pašarą, masalą. Pusę 4 dienos, lygtai skėlis telėjom. Kažkas judina. Kažką lygtais turim. Kažkokia judesės yra. Dar vienas žuveliukas.
pavadėlio, blėstų. Turbūt nuplėšė. Ar jau koksai buvo kažkada kaip buvo užkabintas. Visai va su trumpu metodu pavadėlių žvejoju. Jeigu ką nors matote. O čia va po kablys. 10 cm gal net nėra. Nu, kažkas kasasi. Kažkas liks stipresnio gal. O gal ir ne. Nežinau, gal čia mekštas, nežinau, nepažįstu aš. Bandžiau pasiimti valgyti ką nors. Ko parėjau, turim. Dar vienas karšiukas. Meti trauki, meti trauki. O, lynas. Lynas. O, vidury dienos. Ir dar nenorėjau kirsti. Kažkas vėl yra. O, mažytė raudelė. Nieko. Karšta beprotiškai, žuvis kimba. Ko daugiau gali reikėti. Atsikabino prie pat kranto. Kažkas yra. Nedidelis kažkas. Labai nesipriešina. Dar kažkas yra. O, spurda.
Turiu vieną mažą žuvytę. Bandysim uždėti ant gyvos žuvelės. Čia bušvinas. Čia. Ir turime gyvą žuvelę. Praeisiu. Ja. Na, tikėkimės, nesikabino. Įtempimas labai jau nestiprus. Visai paleistą palieku. Gal koks starkis užsikabintų. Žiūrėsim. Jeigu aišku, nenušoku jinai užmetinėjant. Bet gal ne. Čia turiu builių užmetęs. O, jau šito. Ale taip stipriai spurdėjo. Nu. Norėjau sakyti, kad didelė bus. Nu, o kolegai kabino kažką rimtesnio, sako, ne ščiopoką. O, ranki iškart ant kitos kabinos. O, jau, blet, tiesiai į žolės. O, du. Aik, tu peklon. Ох, tu rūpužė. Čia tai ešerys. Gerulis, ne? Все, vėl apkritos ešerės. Bet čia tai ešerys. Kai kuprytė. O, kažkas spurda. Kažkas juda. A, prie pat nuėjo. Įda kupra graži buvo. Mėly kažkas yra. Ir vėl palei pat krantą atsikabino. Net neatleidau. Nu, kolega vėl kažką turi. Sako, rimtesnės. Oi, pirksi naujas rytės, man atrodo. Parodėta. Cypėbliam vaidam. Nu. Kažkas įdomiai, nežinau. Nežinau, aš tai galvoju starkingo. O žiūrėk, kad aš. Atleis, kad nenutrūktų tau. Duok, kad nenutrauktų tau. Ten daiktas išsivertė. Nesustak, kad aš žvėsiu.
Kas čia per daiktas išsivertė? Nebus lydeka, Nežinau. nes žalia nugara. Galvos stabdžiai. Galbūt kokia žuvytė pasigavusi, o tą papaėmusi žuvytę. A, Eina krantu. Katuškė zyzė. O širšių, jomojo. norės biškį pertraukt arčiau. Kur ta žuvis. Norėtųsi ištraukti? Tada pritraukt arčiau. Pasižiūrėt, kas tai yra. Spurda? Ja. Važinėjau, pakankamai kaip pavavau. Pažiūrėk, pavavau. Nu, čia aparatą paėmė. Ne, pagal bandą tai čia jo. Normaliai bandą tai. Štai. Kabina, ne. Jau turbūt susipinusi, jo. Ne, gal. Eisiu žuklės prekas LT. Pirksiu geras vendas. Žiūrėk, kaip iš to, eik tu mano popą. Aš tu siūrė, žiūrėk, eina. Valas. Jau vieną pusę. Pamatyt, reikia nors kažką pamatyti, kas čia dar. Ojei, ojei. Čia pradėjau. Visai nutrūko? Man atrodo, dėjau. Ta švelpt. Kaip ten gerumų buvo? Bet tai kas ten per aparatas buvo? Nusivylimo pilnas kišenės. Kažkas žalio gražaus buvo. Kažkas tai spurdėjo. Visai nedidukas. Gal kažkas yra.
Kažkokia žuvis yra. Ei! Perimti tik tai norėjau biškutį meškerę iš šonų. Ir iš karto. 9:30 saulė nusileido. Kliovas dingo iš esmės. Nelabai kas kol kas kimba. Vėjas atvėso taip. Oras atvėso iš tikrųjų. Gerą pasidarė. Nebėra taip karšta, diena 36 buvo. Beprotystė. Bet kažkaip žuvis per karštį ganėtinai neblogai kybo. Keista, bet kybo. Dabar vandenį šiek tiek judesio matosi, raibuliai darosi. Gal kažkas dar pakips, bent jau labai tikimės. Baisinga žuvis viena pabėgo, kolegai, pergyveno dabar, spjaudosi. Tokia retai būna. Žalias šonas matėsi, nežinia ar starkis ar lydeka, bet pailga žuvis žalių šonų. Mano galva tai buvo lydeka. Kolega sako starkis. Pavadėlis nukastas buvo. Bet čia netrumpą laiko tarpą davėsi. Na, kai visą laiką didžiausia žuvis pabėga. Gyva žuvelė kažkas pyptelėjo. Pajudino. Pirmas gyvybės ženklas. Tuoj 12 nakties. Taip jau visai nurimo kibimas ant visko. Kokias 3 valandas visiškos tylos. Žuvis duodasi, girdisi pliukšti. Bet nieko. Čia irgi dabar vienas pyptelėjimas. Ar jinai dabar įėja? Ar tiesiog atsitrenkia kas nors į valą. Gal dar kas nors grįš. Kažką tai lyg turiu. Standartinis karšiukas. Toks jau ilgas išlaukimas jau buvo. Visai jau atrodė, kad nieko nebebus. Na, toksai standartinis. Kažkoks judesys. O, tai neblogo. Truputėlį. Nu, prašau jo. Karšiukas. 4,53. 2 žuvis per visą naktį. 4 kliovai. Vanduo. Galima sakyti, vertas gyvybės daug kažkokį
Nėja, pliuška, darosi įvairiausi dalykai, nu, kliovo nėra. Ant boilio niekas neįdėjo. Gyva žuvelė po to kartu pakvisėjo ir viskas. Pradėjo šiek tiek jau švisti, bet nieko nesigirdi.
Gerai, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Šitas vaizdo įrašas yra kaip kiauliškiau pasielgti su žveju. Dviejose skirtingose vietose žvejojant, dvi skirtingos žmonių grupės tiesiog kiauliškai pasielgė. Na, antrojo nelabai filmavau, bet žvejojant užsimetęs meškeres per naktį palikau, viskas gražu, ateina žmogus iš ryto, meškerės užmestos, metasi pašarą tiesiai ant mano valų. Aš jam sakau, aš ten užsimetęs. Jis sako, turi prieš save mesti. Nežinau, iš kur tokia taisyklė. Ir niekada tokios taisyklės negirdėjau. Bet šitos žvejybos buvo awesome. Kiti žmonės yra patys geriausi dalykai pasaulyje turbūt. Gerai, ačiū, kad žiūrite. Šiandien tiek. Iki kito susitikimo. Viso.